tokie sovietiniai paveiksliukai, ten tarybinės moterys, paliukai, žodžiu, ir paskutinė nuotrauka tam kalendoriui va tokia va buvo. Ir šito paveikslo pavadinimas yra Sielvartas. O jisai nutapytas 1904, reiškia, daugiau nei prieš 100 metų. Ir aš tada galvoju, ką autorius norėjo šitų paveikslų pasakyti. Ką jisai čia mato. Ką jūs čia mato? Parazitai puola mūsų mintis. Pradžiai, kai tas vaikas tokios visos negavimas. Tai čia labai gerai atspindi tą temą, kurią mes šiandien ir kalbėsime. Tai pradžiai galbūt noriu supažindinti su keliais visatos dėsniais, kurie yra, juos suprantant, paskiau yra lengviau suprasti aplamai viską, ką mes čia kalbėsim. Tiesiog čia toks kaip ir pamatėlis. Tai visata susideda iš tam tikrų dėsnių arba principų ir tie principai yra universalūs, jie galioja absoliučiai visiems, visur ir visada, nėra nieko už tų dėsnių ribų, už tų principų, viskas, žodžiu, yra tam tikros taisyklės šitoj tikroviai ir tos taisyklės jos yra, kaip sakyti, jos nekintančios, visą laiką tokios pačios. Tai vienas iš principų yra tai, kad viskas ir visur ir visada vibruoja. Ką mes be paimtumėm, ar tai bus medis, jisai juda, ar tai bus akmuo, kuris mums atrodo, kad jisai kietai stovi, bet iš tikrųjų, jeigu mes jį išskaidysim iki atomų, mes ten pamatysim, kad ten visą laiką yra judėjimas, ten visą laiką yra kintanti energija, reiškia, visą laiką viskas visur ir visada vibruoja. Mes vibruojam, mūsų mintys vibruoja, mūsų kūnas vibruoja, mes nuolatos esame skirtingose vibracijose. Vienos vibracijos yra matomos, kitos vibracijos yra nematomos. Pavyzdžiui, bevėlio tinklo bangų mes nematome, bet tai nereiškia, kad jų nėra. Arba infraredo nematom, Bluetooth'o nematom, radijos nematom. Bet tos bangos jos yra, jos vibruoja. Tik tais jos vibruoja aukštesniam diapazone, kurio net pažįsta mūsų akys. Tai lygiai taip pat dar yra vienas principas, poliariškumo principas, kad visur yra du poliai. Šilta, šalta, šviesu, tamsu, diena, naktis, žiema, vasara, ilgas, trumpas, bukas, aštrus. Žodžiu, visur yra kiekvienas reiškinys turi savo priešingybę. Reiškia, viskas turi du polius. Vyras, moteris, bet ką paėmus, tas, ką mes įvardinsim, jisai turės savo kažkokią tai priešingybę. Reiškia, visur yra du poliai. Dar vienas principas yra ritmo principas. Tai mūsų gyvenime ir aplamai visa visata, visa šita tikrovė, kokia jinai bebūtų, jinai eina tam tikrų ritmų. Ir tas ritmas, jisai nuolatos kartojasi. Ar mes paimsim santykius, ar mes paimsim darbą, ar mes paimsim emociją. Visur yra ritmas. Ritmas tai reiškia sviravimas į kairę, tolygus sviravimui į dešinę. Tai, kaip ir vėl tas pats pavyzdys, ateina diena, jinai praeina, ateina naktis, vėl diena, naktis, žiema, vasara, gimimas, mirimas, žodžiu, visur yra ritmas. Mūsų gyvenimas yra pilnas įvairiausių ritmų. Kiekvieną rytą valomės dantis, einam į darbą, savaitgaliais ten ar pramogavom. Žodžiu, visur yra ritmai. Valgymo ritmas, rūkymo ritmas, gėrimo ritmas, netgi tualetą ėjimo. Visur yra ritmas. Tai ritmas jisai svyruoja būtent tarp tų dviejų polių. Tai ritmas galime netgi būti ir tarp emocijų. Pavyzdžiui, galiu vieną dieną būti labai laimingas, automatiškai kitą dieną galiu būti labai nelaimingas. Tai yra tiesiog ritmo sviravimas, arba ten būna tie bioritmai vadinami, kur irgi pilnas dabar jau ten internetas ir, žodžiu, galima sustatyti. Tau net gali pasakyti, kada tau bus blogai, kada bus gerai. Taip, tai žodžiu, visur yra ritmas. Ir dar visur yra protas. Reiškia, visa visata jinai pastatyta ant tam tikrų principų ir jie yra universalūs. Jeigu tų principų arba taisyklių nebūtų,
tada nebūtų viso to, kas čia yra, nes viskas remiasi tam tikra logika. Reiškiasi, atomas, jisai nesijungs, ta prasme, atomas jungiasi su kitu atomu, bet nesijungs su trečiu atomu, nes, ta prasme, iš tos chemijos tos pačios, vienas atomas gali jungti su kitu, o kitas negali. Reiškiasi, yra taisyklės ir jos bus visur, ar čia bus Amerika, ar bus Lietuva, ar ten Rusija, ta taisyklė, jinai bus visur universali. Reiškiasi, pati visata, jinai sukurta pagal kažkokio tai proto principus. Reiškiasi, protas, kažkoks begalinis protas, visą tai sukūrė, kas čia yra. Tai nebuvo kažkoks tai atsitiktinumas, nes jeigu tai būtų atsitiktinumas, kaip atsitiktinumas gali išsivystyti į tokį grožį, ką mes čia dabar turim aplinkui mus. Vadinasi, kažkoks begalinis protas, ar Dievas, ar absoliutas, ar visata, ar dar kažkaip, kaip ten pavadinsi, taip nepagadinsi, bet kad kažkoks protas yra. Reiškiasi begalinis protas. Tai tas protas, jisai kuria savo vaizduotėje. Reiškiasi, visa tai, kas čia yra, tai tiesiog yra begalinio proto vaizduotės kūrinys. Tai reiškiasi, lygiai taip pat ir mes esam to proto kūrybos padarinys. Tik tais jisai kuria begaliniam lygmenį, o mes kuriam ribotam lygmenį, dėl to, kad mūsų, šiaip kaip ir principas tas pats, mes ir jis ir mes esam kūrėjai, tik tais mūsų galimybės kūrybos yra šiek tiek ribotesnės. Tai vieni žmonės kuria savo tikrovę sąmoningai, o kiti žmonės kuria savo tikrovę nesąmoningai. Tai va tas ta kūrybos esmė ir susideda iš to, kaip mes suvokiam tą kūrybos procesą. Šau, žiūrėkit, sakas. Gerai, užžiūrėkit. Vienoje šio knygoje perskaičiau tokią frazę ir jinai man labai įstrigo, aš ilgai ten bandžiau suprasti, ką jis turėjo omeny. Ir, šiai dienai manau, kad jau ir suprantu, ką jis turėjo pasakyti. Nei vienos minties mano galvoje nėra mano. Ir aš perskaičiu šitą frazę ir galvoju, kaip tik gali būti, kad nei vienos minties mano galvoje nėra mano. Vis tiek aš kuri mano. Ir pradėjau ieškoti, kuri būtent mintis bus mano. Ilgai ieškojau ir neradau. Tos minties, kuri būtų mano, nepavyko man surasti, dėl to, kad aš kaip besigilinčiau, viskas ateina iš išorės. Kas bebūtų manyje, kas bevyksta, kokie procesai mane bevyktų, jie visi ateina iš išorės, ne iš vidaus. Vadinasi, kaip susikūrė tada mano matrica? Aš iš pradžių užsimezgiau mamos gimdoje, ten buvo išvis tamsa, šiluma, kažkoks tai skystis, po truputį pradėjo formuotis mano kūnas, aš jo net nelabai gal atpažinau, nes ten buvo tamsu, galbūt kažkokie pojūčiai pradėjo eiti, nes ką jautė mama, galbūt ir aš jaučiau, jos emocijas, jos džiaugsmą, jos pyktį, galbūt po truputį tai pradėjo formuotis mano pojūčiai kažkokie, tai, bet 9 mėnesius tas gimdos turinys visas, tas buvimas ten buvo visa mano tikrovė. Ten reiškia, buvo viskas, ką aš suvokiu. Ir man atrodė, kad tai tik tiek ir bus, daugiau nieko ir nebus. Ten tiesiog šilta, gera, kai reikia, aš pavalgau, kai reikia išsituštinu. Ir žodžiu, tai buvo visa mano tikrovė. Ir staiga ateina laikas, jau kažkaip man pasidaro ankšta. Ir vieną dieną aš atsiduriu visiškai naujoje tikrovėje. Kur šalta, kažkoks tai vyras paima mane keletą už kojos, krato, muša, man šokas, aš verkiu, aš šaukiu, aš nesuprantu, kas čia vyksta. Ir po truputį mano jau akis pradeda priprasti prie šviesos, tai yra pirma patirtis šviesos, reiškia, aš suvokiu, mano protas pradeda suvokti, kas yra šviesa, kas yra patalpa, kas yra žmogus. Ir taip po truputį pradeda formuotis šitos tikrovės projekcija mano protė. Iš pradžio aš ten matau lubas, kambarį po truputį atpažįstu, paskiau ten namą, savo kiemą jau kai išeinu, tada ten miestą savo ištiriu. Ir taip viskas kuriasi mano protė. Reiškia, kiek aš pažinsiu šito pasaulio,
tiek ir tiek ta matrica prasiplės ir mano vaizduotėje. Ir tokiu būdu mes kiekvienas susikūrėm savo pasaulį. Priklausomai nuo to, kur mes augom, kokie tėvai, kokie draugai, ką mes mokėmės, kokie mokytojai buvo, jie realiai suformuoja mūsų visą pasaulėžiūrą, kas mes tokie. Mes per tą laiką tampam asmenybę. Reiškia, mums duoda vardą, mus to vardu vadina. Mes, aišku, neprisimenam, kas mes buvom praeituose gyvenimuose, dėl to, kad taip yra sukurtas šitas mechanizmas. Ir mums atrodo, kad aš tapau Justinu, viskas reiškia, aš esu asmenybė. Dabar kaip atsiranda mintis šitoj tikrovėje? Aš tyriu šitą aplinką, tyriu čia visą gamtą, žmonės. Ir kaip dabar atsiranda ta pati mintis? Dabar įsivaizduokit, jeigu jūs nei karto nebūtumėt matę telefono, taip? Ir aš jums jį parodau pirmą kartą, pristatau jį, papasakoju apie jo galimybės, koks čia yra fainas įrankis, kiek čia galima daug su juo visko nuveikti. Bet iki to laiko jūs apie tą telefoną negirdėjote iš vis nei vieno žodžio. Pirmą kartą jį matote akys. Ir kas tada atsitinka? Šito telefono mintis, aš ją turiu jau savo matricoje, aš jau jį išdirbęs, aš jau jį iščiupinėjęs, apie jį galiu pristatyti. Ir tokiu būdu aš šitą mintį nukopijuoju į jūsų tikrovės. Reiškia, iki to laiko šitas daiktas jūsų tikrovėje iš vis neegzistavo. Bet jau po to, kai aš supažindinu su tuo telefonu, ta mintis, jinai jau atsiranda jūsų galvoje. Ir jeigu jūs esate nesąmoningi, tada ta mintis, jinai pradeda pasakot, kad tas daikčiukas visai palengvintų mano gyvenimą. Jisai galėtų mane, visus jo privalumus. Ir mintis pradeda dirbti savo darbą. Jinai pradeda įtikinėti, kad šito daikto jums reikia. Ir anksčiau ir vėliau jūs pasiduodat tai minčiai ir tada nueinat į parduotuvę, nusiperkat tą telefoną ir viskas. Jau ta mintis reiškia, jinai materializavosi, jinai pasiekė savo. Bet jos pasiekimas šito nesibaigia, kad jūs jau ją materializavot. Jos tikslas yra, viską, ką jūs patirsite darydami su tuo telefonu, visos emocijos, visi džiaugsmai ir netektys, kai dūžta ekranas arba įmetat į vandenį. Visos emocijos, kurios bus susiję su tuo telefonu, jos atiteks tai minčiai, kuri tą telefoną jums integravo, galima sakyti, įskiepė, kad jums jos reikia. Tai taip susikūrė mintis. Jinai yra, galima sakyti, kaip fragmentas, žodžio apie mintis dar šiek tiek vėliau, kur jos gyvena, papasakosiu vėliau. Dabar vienos mintys yra blogos, kitos mintys būna geros. Tai tarkim, jeigu ateina į galvą gera mintis, viskas okei, ten kažkoks prisiminimas malonus, kažkoks tai jausmas gražus, su tokia mintim viskas kaip ir faina. Bet ką daryti su ta mintim, kurie ateina ir pasakoja, kad kaip ten aš blogai pasielgiau, ar kaip su manim blogai pasielgė, ar kaip aš ten kažką blogai padariau. Ir ta mintis, tiesiog, toks vaizdas, kad aš pasiimu peilį ir pjaunu savo ranką. Bet aš tai to nedarau, nes man skauda. O tai kodėl tada aš mintį įsileidžiu tokią, kuri man kelia skausmą. Aš tai jos nekviečiu, kad jinai pas mane ateitų, bet jinai ateina. Ir jinai pradeda ten pasakoti visokius dalykėlius, kaip čia gyvenimas yra blogas ir baisus. Tai šitas kalbėtojas, kas yra šitas kalbėtojas, kuris pasakoja šitus ten visus blogumus? Vidinis aš. Vidinis aš, kas tas vidinis aš? Blogasis vidinis aš, ne gerasis ar blogasis. Bet to viduj iš vis ten nieko, įsivaizduokit, prasidėjo, tai viskas nuo tuščio popieriaus lapo. Pradžioje, kai tik tais užsimezgėt mamos pilve, tai ten nebuvo to blogojo aš, to vidinio aš nebuvo. Jisai susiformavo išorėje. Viskas atėjo iš išorės. Nes mes prasidedam tai kaip tuščias popieriaus lapas, ten iš vis nieko nėra. Ir laikui bėgant, susikeria mūsų apie sąmonę. Tai ar mintis turi sąmonę? Nes, pavyzdžiui, jeigu bloga mintis, mes jos nekviečiam, bet jinai ateina pati.
Tai ar jinai tai sąmoningai daro, ar nesąmoningai? Gal iš pasąmonės ateina tos mintis. Mes Bet- kažkas tik fiksuojam, galbūt Bet, okei, fiksuoji, bet tu jos nekvieti, kad jinai ateitų pas tave, tu nenori, kad jinai ateitų, bet jinai ateina. Ir jinai ateina tada, kada tu jos mažiausiai tikėsi. Tai jinai tada turi sąmonę ar ne, mintis? Greičiausiai gal ne. Tai kaip tada jinai ateitų, jeigu jinai būtų Bet iš nesąmonė? pasąmonės. Nu, bet vis tiek, kodėl tada, kas yra impulsas, kas yra tas triggeris, kad jinai ateitų ir pradėtų pasakoti? Kažkoks susidūrimas, kažkokiu negatyvu, jeigu žmogus, pavyzdžiui, tą mintį gvildena. Bet tai kodėl žmogus ją gvildena? Kam žmogui gvildenti blogas mintis, vat, kurios jam kelia skausmą? Kam tai daryti? Nuoskaudos gal. Bet tai tada čia... Čia buvo išgyvenimas, tai kažkokios nuoskaudos, nusivylimas, nes žmogus, jeigu nelaimingas, jis gal apšaukė į viršininkas, nu visas žmogus gvildena tą mintį, nu taip, aš gal nevykėlis, nu aš ten dar kitą kartą jau jam kažką atsakysiu, nu gali būti taip. Gali būti taip, bet aš ką noriu pasakyti, kad mintis ateina iš išorės, ne iš vidaus, jinai, nu, mes dar priesim. Čia apie ego Priesim to iki šito. Taip. Ar mintis visom? Kur jos gyvena? Gerai, dabar kur tada gyvena mintis? Mes turim daug kūnų, mes turim fizinį kūną, mes turim mentalinį kūną, astralinį kūną, eterinį kūną, žodžiu, ant mūsų kūno yra dar daug posluoksnių. Ten, pavyzdžiui, vienas kūnas yra aura, taip? Visi žinot, kad aura yra, ją galim ir nufotografuoti, čia jau ne raketų mokslas, žodžiu, visa tai yra prieinama bet kam. Žodžiu, yra kūnai, va dėl ko aš ir sakiau apie tas vibracijas, kad yra skirtingos vibracijos ir skirtingos vibracijos jos, mes nematom savo eterinio kūno, bet tai nereiškia, kad jo nėra. Jisai yra, tik tais jisai vibruoja šiek tiek subtiliau, ta prasme kitam dažniai ir mūsų akis to net pažįsta. Tai kiekvienas iš šitų kūnų, lygiai taip pat kaip mes šitam fiziniam kūne turim visą tai, ką turim augmeniją, ten medžius, upes, ten gyvūnus įvairiausius, tai kiekvienam iš tų sluoksnių irgi lygiai taip pat yra skirtinga fauna, flora, ta prasme skirtingi gyventojai, tik tais mes jų nematom dėl to, kad jie vibruoja kitame dažnyje. Tai pačios mintys, jos gyvena mentaliniai tikroviai. Mentalinė tikrovė tai yra mentalas, kur, mintis, tarkim, aš kaip nukopijuosiu šitą telefoną į jūsų galvą, tai būtent jinai ir praskries per mentalinį lygmenį, tai eis iki jūsų galvos, prisijungs prie jūsų ir pradės pasakoti. Reiškiasi, mintis, jinai yra kaip gyvas fragmentas, jinai yra gyvas elementas ir jos tikslas yra materializuotis. Jos tikslas save paversti į materiją. Tai galima netgi įsivaizduoti taip, kad čia yra vandenynas, pilnas įvairių žuvelių ir kiekviena ta žuvelė tai yra skirtinga mintis. Tai pavyzdžiui, kiekviena žuvis, kuri ateina pas jus į galvą ir sako, kad pagalvok apie tą, pagalvok apie aną, pagalvok apie trečią. Reiškiasi, pati mintis, jinai nori jūsų dėmesio, nes jūsų dėmesys jai yra jos maistas. Kuo ilgiau jūs galvojate apie tą mintį, tuo labiau ta mintis maitinasi. Tai yra tiesiog jos maistas. Jinai kaip bet koks gyvas organizmas, jinai nori išlikti. O kad išliktų jinai, apie ją reikia galvoti. Bet pati mintis, jinai pasiima tik tais labai mažą dalelę tos energijos, kurią išakumuliuoja žmogaus organizmas. Nes jinai kaip sakyt, paimkim iPhone'ą, ne? Tai iPhone'o, tarkim, jeigu aš kopijuoju mintį tik tais apie patį telefoną, tai yra tik tais mažas fragmentas viso to, kas yra. Bet pačio iPhone'o kaip įmonės, debesis ten jau yra. Ten jau yra ne fragmentas, ten jau yra didžiulis debesis, dar kitaip vadinamas agregoru. Tai agregoras yra, kai grupė žmonių pradeda galvoti viena kryptimi, pagal tam tikras taisyklės, mentaliniam lygmenį susikuria energetinis vienetas, kitaip vadinamas agregoru. To agregoro tikslas mūsų dėmesys. Gali būti verslo agregoras, religijos agregoras, žodžiu, bet kokia grupė žmonių, kurie galvoja pagal kažkokį tai susitarimą, jie realiai turi savo agregorą. Įmonės agregoras, netgi ir judesio namų agregoras. Ta prasme, viskas, kas yra patiriama, tarkim, judesio namuose, ta energija, tas malonumas, arba tas skausmas, arba tas pyktis, jisai atitenka šitos grupės agregorą. Reiškia, visa energija. Tai
tada galima pradėti analizuoti, kokiems egregorams mes priklausome. Kas ateina pas mus iš mūsų ištraukti dėmesio kasdien. Ar tai kažkokie tai nuoskaudos, ar kažkokie nusivylimai, ar kažkokios tai nepilnavertiškumo kompleksai, arba dar kažkas. Kas ateina ir pasakoja, ko jam reikia, ta prasme, kaip aš turiu jaustis. Aš turiu liūdėti, aš turiu verkti, aš turiu ten graužti ar dar kažkaip. Ir tas visas skausmas, ką aš patiriu, jisai išeina tam egregorui, per kurį ateina mintys ir bando iš manęs ištraukti tą energiją. Tai čia taip tiek apie egregorą. Arba, pavyzdžiui, kaip veikia mintis. Jinai arba kelia į ateitį, į iliuziją, kuri dar nevyko, arba jinai kelia į praeitį. Niekada, ta prasme, mes nuo šito intensyvaus tokio gyvenimo, mes ant tiek esam pripratę visą laiką nuolatos galvot, kad mes net neįsivaizduojam, kad kažkaip tai gali būti kitaip. Kaip tai gali negalvoti, kai visada galvoji, visą laiką. Ir čia tada atsiranda visokios praktikos, meditacija, kvėpavimas, ten dėmesio koncentracija, garso terapijos ir taip toliau. Ir kas tada atsitinka? Tada, kai pradedi stebėti savo mintis, kai pradedi jas analizuoti, ne tai, kad analizuoti, bet tik tai stebėti. Reiškia, ateina pas mane į galvą mintis ir jinai nori mano dėmesio, jinai man pasakoja, kaip aš turiu jaustis. Kažkokį prisiminimą man kelia arba dar kažką. Ir aš dabar, jeigu surezonuoju su tą mintim, aš tada pradedu ir jaustis taip, kaip jinai nori, kad aš jausčiausi. Ir visas tas skausmas, viskas reiškia, jinai maitinasi. Tai aš visi prisijungia, kaip aš čia realiai turiu rozetės, jinai įsikišo savo laidą ir per tam tikrą priklausomai, per kurį energijos kanalą, čia dar irgi prie to prieisim, apie kaip, kuri emocija yra skirtinga už apie ego. Tai ego, ta mūsų asmenybė, jinai irgi susiformuoja ne mūsų viduje, bet ant mūsų mentalinio kūno yra toksai gaunasi kaip portalas, galima sakyti, arba kaip durys. Tai ego tai yra, nenoriu aš čia jūsų gąsdinti, kaip sakyti, bet tai yra tiesiog mentalinis parazitas, kuris gyvena ant mūsų, jis tai yra toks kaip tamagošis, kaip mes vaikystėje žaisdom tokį būdavo žaisliukai, kuriuos augini tenais. Tai lygiai taip pat ego mes užsiauginam ne viduje, bet mes jį užsiauginam ant vieno iš savo kūnų. Ir ego tikslas, būtent ir daryti visas šitas, kaip sakyt, klaidinimus, kad mes patikėtumėm, kad ego esu aš. Kad ta asmenybė, kurią jisai man suformavo, kad tai aš esu. Reiškia, aš esu arba piktas, aš esu liūdnas, aš esu nepilnavertiškas, aš esu labai gražus, aš esu... Visa tai man pasakoja mano ego, bet ego yra išorėje. Nes mes, kaip ir sakiau, mes prasidedam nuo tuščio popieriaus lapo, ten nėra jokio ego, ten nėra nieko. Ir jisai išorėje, mūsų vieno iš kūnų susiformuoja ir jisai pradeda, per jį praktiškai ateina visos tos mintys. Jisai, galima sakyti, kaip atidaro mūsų apsauginį sluoksnį ir visos dabar mintys, eikit ten iš jo, krapštykite, ką norit. Jisai lengvai pažeidžiamas. Tai kuo didesnis ego, tuo labiau aš esu atviras visam šitam astraliniam mentaliniam parazitizmui. Pavyzdžiui, apie astralinį pasaulį, kur vyksta sapnai, ne, tarkim sapnuojam. Tai kur vyksta visas tas veiksmas sapnavime? Kokioj tikrovėje jis vyksta? Pasąmonėj turbūt. Bet tai ar ta pasąmonė tikra? Žiūrėk, sapne tu gali jausti ir baimę, gali jausti ir džiaugsmą, gali patirti labai įvairių potyrių, gali patirti visokių dalykų, kurių netgi čia gali nepatirti. Bet tai kur visą tai vyksta? Kažkokioj kitoj paraleliniai tikrovėje, kur gali būti ir žmonės, ir monstrai, ir geri žmonės, ir blogi žmonės. Žodžiu, yra paralelinė tikrovė, kur gyvena kažkokios tai kitos būtybės, su kuriuom aš irgi ten galiu ir bendrauti, ir kalbėti, ir netgi atsimenu, kad aš ten buvau. Tai viskas vyksta astraliniai tikrovėje, sapnai vyksta astraliniai tikrovėje. Ir pavyzdžiui, kai būna košmaras,
Šiaip labai geras, va, šita tema yra pastatytas animacinis filmukas Monstrų biuras, nežinau, matė, nematė. Ir kaip tenais veikia. Žodžiu, yra kita tikrovė, kurioje gyvena tie monstrai. Jie patys jau ten tie stipriausi monstrai, jie eina į darbą, ateina į tokį fabriką ir per tas tam tikras duris, kaip per portalą, ateina į vaiko miegamąjį, kol vaikas miega, jį tada sapne labai stipriai išgąsdina, vaikas nubudęs išleidžia iš savęs labai didelį kiekį baimės energijos, tada tas monstras turi savo konteineriuką, tą baimę susiurbė tą konteineriuką, grįžta atgal į savo fabriką, tą energiją suleidžia į bendrą ten variklį ir nuo to visas monstrų miestas sukasi. Tai realiai šitas multikas tai yra tiesiog pervaizdavimas to, kas iš tikrųjų vyksta. Nes, protas jisai negali sukurti to, ko nėra. Pavyzdžiui, jeigu aš jums pasakyčiau, sukurk, belenką, pavyzdžiui, monstrą sukurkite, ne? Tai jūs imtumėt kažkokią tai uodegą, kažkokius dantis, gaurus, bet jau jūs jungtumėt iš to, ką jūs jau esate patyrę. Jūsų protas negali sukurti to, ko jisai neturi savo patirtį. Tai net ir visi filmai, visi fantastiniai filmai, jie jau realiai yra kažkur tai įvykę. Ir tada, kai žmogus jau tai patiria, ten, ar kažkokioj tai gilioj hipnozėje, ar ten kažkokios ten paveiktas, ar kitokių kažkokių psichotropinių medžiagų, jisai patiria tą, jisai tada tai gali perteikti visiems kitiems. Bet tai nėra taip, kad jisai sėdėjau, iš tuščio ėmiau ir pagimdžiau kažką. Jis tiesiog jungia fragmentus iš savo patirties. Tai visi šitie filmai, jie irgi paremti kažkieno tai patirtim. Tai va tas Monstrų biuras, sakau, šiaip jeigu nematę, pasižiūrėkit, labai gerai tenais viską paaiškina. O dar irgi, kad taip vaizduoti, jeigu šitie dalykai girdimi pirmą kartą, tai protui yra labai sunku suvokti ir pats ego netgi, kaip jisai gali sakyti, pats ego sako, kad čia jisai dabar nusišneka, jisai sako nesąmonės, čia tokių dalykų nebūna, kosmosas. Tai čia yra pats ego, kadangi jisai yra išorinis, jisai mato grėsmę, kad šitą informaciją gali jį atjungti, ta prasme padaryti jį neveiksniu. Ir jis iš karto jungia savisaugos mechanizmą ir pasakoja, kad neklausyk, čia burtai, čia marazmai, čia žodžiu, jisai nusišneka ir nekreipkite tai dėmesio. Tai čia tik tais jūsų ego nenori būti atpažintas. Čitais apie astralinius parazitus, tai šiek tiek jau kalbėjau. Tie astraliniai parazitai, sapnuose jie keliauja, jie, pavyzdžiui, labai yra toksai, kaip sakyti, pavojus tiems pirmiesiems dvasiniams ieškotojams, kaip čia dabar yra toks jau vos ne kaip banga ar mada, kad čia reikia medituoti, čia reikia jogą užsiiminėti, čia visokius kvėpavimus reikia daryti. Tai žmogus kaip ir eina, nori sąmoningėti, bet tame kelyje yra labai daug spąstų, labai daug pinklių, apie kurias visi šitie gurų ir mokytojai jie iš vis nepasakoja. Tai tokį, kaip sakyti, šviežiena astraliniam parazitam tai yra pats skaniausias kąsnis. Nes reiškia, žmogus pradeda kelt savo vibracijas, jisai pradeda atsisakinėti tų tokių, kaip sakyti, žemiškų problemų, rūpesčių, konfliktų, barnių. Reiškia, jo sąmoningumas pradeda augti, jo energetinis potencialas pradeda augti ir jau iš karto jisai tada tampa grobiu šitiems astraliniams parazitams. Nes jau energija pasieina žymiai aukštesniam lygyje ir tada per sapnus arba netgi būna netgi kaip apsėdimai, pavyzdžiui. Tai kas atsitinka, kaip žmogų apsėda. Į jo kūną tiesiog ateina kita esybė, kuri irgi nori, ta prasme, jinai ten, tarkim, pastrigus kažkokia dušelė ten, ar ten kažkoks, tų esybių yra įvairiausių. Tai visi praktiškai siaubo filmai ten apie šitus dvasias, ten vaiduoklius ir visus kitus, visa tai yra. Ta prasme, čia nėra getų mokslas, čia tie patys orbai, pavyzdžiui, aš net galėčiau parodyti nuotraukų, kur tai tiesiog yra paklydę dušelės, kurios... Padomės nemėgas. Gerai, daug apie šitos pabaisas nepasakos, bet suprantat kaip, jeigu jūs nežinot, kad tos pabaisos yra, tai jūs negalite jų ir atpažinti, tada jūs negalite nuo jo ir apsiginti, nes
Šitų dalykų šiaip beveik niekas nepasakoja. Lietuvoje ten vienas kitas mokytojas, švitingistas labai stiprus, jisai kuria reklamas įvairiausias ir, žodžiu, ten jam įvyksta šeimoje konfliktas, jisai iškeliauja ten, atsiskiria nuo to viso verslo, pabėga, nes ten pridaro daug žalos su savo reklamom. Ir jam vieną dieną ateina sapnas, kad jis ten turi padaryti tokį ritualą, jis tą ritualą atlieka ir jam įsijungia, jo akys pradeda matyti vat, būtent tą kitą tikrovę. Ir tam filme Branded parodo, vat, kaip atrodo tas agregoras ir kaip jisai veikia žmogų, kaip jisai kontroliuoja jį, kaip jisai per mintis vat, būtent priverčia jį eiti į vieną pusę arba, tarsi, atlikti tam tikrus veiksmus, kuriuos jisai daro nesąmoningai, tiesiog jį priverčia taip daryti. Angelai, demonai, tai čia irgi šitie, kaip ir sakiau, yra demonų, kurie gali įsikūnyti į žmogų, nes jo tikslas yra gauti, kaip sakyti, automobilį, kuriuo jisai galėtų važinėtis. Tai tie žmonės, kurie būna apsėsti, jie nebūna apsėsti 100%, jie būna kažkokį laiką, jie gali būti normalus žmogus, o vienu momentu staiga kažkas persiverčia, ir jisai pradeda, jis išvis toks vaizdas, kad žmogus tuo momentu net nežino, ką jisai daro. Netgi ir jūs, jeigu prasonduotumėt savo elgesio modelius, tai atrodo, kad aš atrodo, čia gyvenu, viskas gražiai, ir staiga atsitinka kažkas. Ar aš gavau skambutį, ar man kažkas kažką pasakė, staiga emocijos užverda, sukyla, aš ten išdaužau viską, išspardau, ten sumušu ir paskiau aš sėdžiu ir galvoju, o tai kaip čia dabar, kaip aš čia visą tai padariau, kodėl aš tai dariau. Toks vaizdas, kad tuo momentu lygtais kažkas tai kitas ateina į jūsų automobilį, ten pradaužo sienas, pridaro avarijų ir išeina, o paskui, o jūs lieka tam automobilį sėdėti. Ir galvoju, o tai kaip čia dabar buvo, kodėl čia kaip. Reiškiasi, pats ego, jisai, kai žmogus, kaip ir sakiau, kai žmogus yra nesąmoningas, ego labai lengvai gali to žmogumi manipuliuoti. Jis tiesiog sukuria situacijas, nes mes esam realiai, parodysiu vieną nuotrauką, kaip ir filme Matrica, tai ten viskas taip ir pavaizduota, kaip viskas čia vyksta. Reiškia, mes esam tokie kaip biomasė, tik tais viskas čia, kadangi Matrica yra futurizuota ten į 100 ar 200 metų į priekį, bet pati filmo esmė, tai yra, kad mes esam baterija, kuri yra nuolatos siurbiama iš mūsų siurbiama energija. Ir filme Matricoje, kai Neo prabunda, tai jam visas stuburas yra suvarytas tokiais kabeliais, čia į rankas sukarvyti kabeliai, reiškiasi, įmama iš jo nuolatos energija. Kad jo matrica veiktų, jam yra sukuriama iliuzija, kad jis ten programuotas, kad jis ten dirba kažkokioje tai įmonėje, o iš tikrųjų jisai guli va tokiam kokone. Nors jam atrodo, kad jo matrica yra visiškai tikra ir kad jis yra gyvas žmogus ir kad jisai ten gyvena ir taip toliau. Tai iš tikrųjų mes ir esam tik tais baterijos šitoj tikrovėje. Mes baterijos, kaip telefoną vakare išaunam ant krovimo, kad jisai užsikrautų, tai mes irgi gaunam miegodami tą dalelę visatos energijos, kurią per dieną iššvaistom į visas pusės ant bereikalingų įvairiausių ant visokio bereikalingo, kaip sakyti, šlamšto galvoje. Tai vat jeigu atpažint, kad visa tai, kas vyksta mano galvoje, ateina iš išorės, bet ne iš manęs, tada atsiranda suvokimas, kad visa tai yra netikra. Kas kalba, tas kalbėtojas mano galvoje, jis yra netikras. Jis yra tiesiog, vat būtent ego padarinys ir jisai bando iš mūsų ištraukti vienaip ar kitaip tą energiją. Čia vat kaip pavaizduota viršutiniam paveikslėlyje, kaip ant mūsų kūno aplimpa astraliniai parazitai. Tai, vat, pavyzdžiui, šitam paveikslė yra kaip skirtinga emocija reaguoja į kūną. Vat, pavyzdžiui, pyktis, reiškiasi galva ir širdies zona. Depresija, visas kūnas praktiškai mėlynas yra. Liūdesys, širdis, akys. Reiškiasi, kiekviena emocija yra veikiama skirtingam centre kūno. Tai mes, kadangi turim 7 energetinius centrus, 7 čakras, kiekviena čakra yra atsakinga už skirtingas emocijas.
Ir kiekviena čakra atsakinga už skirtingus organus. Tai priklausomai nuo to, kokią mes emociją maitinam nuolatos, ten ar tai bus kažkokia širdies problema, nu, ta prasme, santykiuose su išsiskyrimas kažkoks, ar tai bus kažkoks tai, nu, savęs nevertinimas. Reiškia, bus transliuojama iš savęs skirtinga emocija per skirtingą čakrą. O tas nusiurbimas tiesiog taip ir vyksta. Mūsų kūno tiesiog stupi šitie astraliniai parazitai ir jie mus manipuliuoja, jie mums sako, liūdėk, nervuokis, pavydėk, neatleisk, keršyk ir taip toliau. Ir kol mes dar esam jauni, mūsų kūnas, jisai per tą miego režimą, kol mes pamiegam, jisai atsistato, jisai atsinaujina. Bet kai jau mes pradedam senėti, jo organizmas neturi tiek daug jėgų ir tada tas organas, kuris yra atsakingas irgi už tą emociją, jisai pradeda netekti savo, jis tiesiog nesugeba atsinaujinti. Ir tada prasideda visokie augliai, vėžiai ir visokie kitokie dalykai. Tai realiai kiekviena liga, kokia jinai bebūtų, netgi sloga, arba peršalimas, arba gripas, arba plaučių uždegimas, arba bėrimai, visa tai, kas vyksta ant mūsų kūno, tai yra tik tais išraiška emocijos, kurios mes nepaleidžiam. Reiškia, mes kažkokiu turim traumų iš vaikystės, kur kažkas tai mus įžeidė ir mes negalim paleisti. Tai kaip šukė pilve, jinai sėdi ir jinai drasko, biškį drasko, kol išdrasko tokios žaizdos, kada mes jau pradedam, mes tada einam pas daktarą, daktaras išrašo tabletę, daktarai tai išvis, jie tik tai šalina pasekmę, jie neieško priežasties, jiems neįdomi priežastis, nes jeigu surasi priežastį ir ją pašalinsi, žmogus pasveiks, jisai daugiau nesirgs. Tai daktarui nėra šitos būtinos prasme, daktaras nenori, kad jūs pasveiktumėt, jis tiesiog pašalina simptomus, kad ateitumėt pas jį dar. O jeigu iš tikrųjų pradėt žiūrėti, kas vyksta, kodėl man tas skausmas, kodėl čia man nerbelia, ar kodėl čia man, nežinau, ten guzai kažkokie auga, ar dar kažkas, jeigu surast priežastį ir ją pašalint, viskas, liga iš karto automatiškai pasišalina. Realiai visos ligos tai yra tik tais mūsų minčių nekontroliuojamų padarinys. Čia, pavyzdžiui, kaip atrodo kūnas aura prieš meditaciją ir po meditacijos. Reiškia, čia tas visas išdraskymas, tai ir yra dėl to, kad tie parazitai per tas dalis mus nusiurbinėja. O kas vyksta meditacijos metu mes sukontroliuojam, mes sulaikom dėmesį savyje. Reiškia, mes nesam nei praeityje, nei ateityje, bet mes tiesiog išbūnam dėmesyje čia ir dabar. Reiškia, aš jeigu medituoju, aš esu čia ir manęs, ta prasme, mintis negali nukelt nei į ateitį, nei į praeitį, tiesiog aš būnu čia. Ir automatiškai tada tuo momentu ta energija, kur šiaip nuolatos kasdien eitų iš manęs į visas puses, jinai pradeda kauptis. Dėl to, kad aš jos niekur neišvaistau. Mano energetinis potencialas pradeda augti. Ir tada aš jaučiuosi geriau ir laimingesnis ir visi kiti dalykai. Reiškia, aš pradedu energiją išlaikyti savyje. Čia irgi iš astralinio pasaulio baisiukai. Tai čia jos šitas nuotraukas padarė tie žmonės, kurie mato tas pasaulius. Nes aš ir pats pažįstu žmonės, kurie mato tas mentalinės tikrovės ir tas visus gyvūnėlius ten, kaip aplimpę žmonės vaikšto. Tai iš tikrųjų, jeigu mes tai matytumėm, būtų mums čia gyventi labai baisu. Tai gerai, kad mes jų nematom bet kaip ir sakau, kad mes to nematom, tai nereiškia, kad to nėra. Tiesiog, kad galit pradėti paanalizuoti save, kas vyksta mano galvoje, kokios mintys pas mane ateina, kuriuo aš net neprašau, kad jos ateitų, o jos tiesiog ima ir ateina. Jo, pavyzdžiui, galima užduoti savo klausimą, kokios mintys pas jūs dominuoja. Ar jums negėda, pavyzdžiui, dėl savo minčių? Gėda. Dabar įsivaizduokit, pas jūs visus būtų virš galvos televizorius ir jisai rodytų, ką jūs galvojate. Ar jums negėda eiti gatve būtų? Gėda? Tai prastai? Tai pradėt, ta
tada prasideda analizė, tai kurios tada gerai, tada gal tada tų blogų minčių gal man būt nereikia, ne, kaip tada jomis atsikratyti, kaip nuo... Pavyzdžiui, kaip mintis materializuojasi. Tai tarkim dabar, čia grįžtam prie telefono, ne, čia labai geras pavyzdys. Aš nukopijuoju telefono mintį į jūsų matricą ir jinai pradeda dirbti, jinai pradeda, reikia įsigyti tau tą telefoną, būsi populiari, ten būsi graži, ten turėsi, žodžiu, įtikina ir taip materializuosi. Tai lygiai taip pat materializuojasi visa tikrovė, realiai viskas, kas vyksta jūsų gyvenime, tai yra tiesiog jūsų minčių padariniai. Visa tai, kas vyksta, finansinė situacija, verslas, darbas, žmonės, santykiai, tai viskas tik tais yra jūsų minčių padarinys. Jūs realiai su savo mintimis visą tą tikrovę prie savęs ir pritraukinėjate, prisišaukite. Nes tarkim, mintis tiesiog vykdo įsakymą. Jeigu ateina mintis ir sako, kad tu nevykėlis, taip, aš nevykėlis, viskas. Tai tu priėmė, viskas, mes tada ir tave padarysim nevykėliu, mes tave pastatysim į darbą, kur tu būsi nevykėlis, tavo mašina bus kaip nevykėlio, visas aplinkybės mes tau sukursim nevykėliu. Nes jisai tuo patikėjo, jisai įsileido tą mintį ir ta mintis, jie materializavo jo tikrovę. Tai taip mes galim kurti, lygiai taip mes kaip susikūrėm tokią situaciją, kurioje mes esam šiandien, mes ją galim visiškai transformuoti ir pakeisti ir pasidaryti tokią tikrovę, kokios mes norim. Nes šita tikrovė, šitas gyvenimas, jisai galimybių, kaip jį nugyventi, yra begalybė tiesiog. Tarkim, X ir Y ašis ir bet kiekvienas taškas iki begalybės tai yra skirtinga gyvenimo linija. Kažkur aš ten policininkas, kažkur ten ugniagesys, kažkur teisėjas, kažkur šokėjas, kažkur dar kažkas reiškiasi. Variacijų yra begalybė. Bet aš esu kažkurioje iš vieno iš jų. O dabar, kurioje aš esu, reiškia, aš esu kažkokioje tai gyvenimo linijoje ir su tais visais bioritmais, su tais svyravimais, aš tiesiog einu per gyvenimą. Jeigu aš patenkintas savo gyvenimu, viskas okei, aš tada šito tikrojo ir pasilieku. Bet jeigu aš esu nepatenkintas šito gyvenimu, reiškia, aš noriu iš šitos gyvenimo linijos pereiti į kažkokią kitą gyvenimo liniją, kurioje aš būsiu, ko tik tais noriu. Tada aš užduodu savo klausimą, o kokio gyvenimo aš noriu, koks gyvenimas mane tenkintų. Ir tada aš pradedu galvoti, galbūt finansai geresni, galbūt lengvesnis darbas, galbūt ten šeima kažkas tai dar, nežinau, čia kiekvienam nepasakosiu kas kam yra gerai ar blogai, bet jeigu jūs sąmoningai pasirinkate kitą tikrovę, į kurią norite papulti, reiškia, iš pradžio ją reikia apibrėžti. Tai šitoje tikrovėje aš būsiu toks. Viskas, aš susirašau ant lapo, kad tai yra mano nauja tikrovė. Ir aš sąmoningai į ją pereinu. Reiškia, aš patikiu, aš ne tai, kad net patikiu, aš tiesiog žinau, kad visą tai, ką aš dabar čia padariau, parašiau, tai materializuosis. Nes aš esu savo visatos kūrėjas. Ribotam lygmenį, ne taip kaip Dievas, bet vis tiek kūrėjas. Reiškia, aš galiu visą tai susikurti. Iš karto šitam žingsnyje atsiranda kliūtys. Nes ta tikrovė, kurioje aš buvau iki šiol, kur aš maitinau visus tos astralinius parazitus iki tos dienos, kur ten kasdien mane nusiurdo dėl visų ten mano problemų, jie mato, kad šita baterija bando išlipti iš lizdo. Reiškia, jisai čia mes, maitinai, o dabar susigalvoju ir nemaitinsi. Kaip čia dabar, kas tau atsitiko. Ir jie tada deda visas pastangas, kad aš likčiau toj tikrovėj, kurioje aš iki to laiko ir buvau. Reiškia, toks gaunasi kaip sustiprintas puolimas, kai aš bandau nubusti šito sapno. Reiškia, man gali gyvenime iškilti žymiai didesni sunkumai, žymiai didesni išbandymai, kurie bandys mane išlaikyti, kad aš toliau nervuočiausi, kad aš toliau pergyvenčiau, kad aš likčiau tam pačiam darbe, kad aš likčiau tuose pačiuose santykiuose negeruose, kad aš tik tais neišeičiau. Bet į tą ataką aš paskui irgi papasakosiu, kaip galima su tuo kovoti. Tarkim, į tą ataką aš vieną kartą atsiribojau nuo jos, antrą kartą atsiribojau, trečią kartą atsiribojau. Ir jau tada
pats tas agregoras, kuris bando mane įtraukti į tą liniją gyvenimo, kur aš buvau, jisai mato, kad jam jau reikia per daug pastangų kurti man scenarijus, bet aš į juos nekreipiu dėmesio. Reiškiasi, nes visą tą suplanuotą, tarkim, kad, įsivaizduokit, kaip būna įvykis, ne? Įvykių grandinė, netgi galima pasakyti, kad atrodo, važiuoju aš čia su mašina, viskas lygtais okei, ir staiga kažkas užkišo ten kitą mašiną, aš ten nespėjau sustabdyti, atsitrenkiau, kitas atsitrenkė į mane. Ir žodžiu, įvykių grandinė užsisuka visiškai netikėtai, bet tą įvykių grandinę tai reikėjo suplanuoti, nes tai visą tai, ką aš patirsiu toj įvykių grandiniai, bus mano emocinė išeiga energijos. Ir tam reikia plano. Ir tas planas visą laiką yra, kaip sakyti, modeliuojamas. Tai jeigu aš vieną kartą planą nutraukiu, antrą kartą planą nutraukiu, trečią, jau jie tada mato, kad, jis jau per daug sąmoningas ir mes jo negalime paimti. Ir tada tiesiog, kaip ir per Matricoje tam filme, Neo tiesiog išmeta iš to jo kupolo į balą, kaip į kanalizaciją, reiškia, jis jau nenaudingas, jisai nubudo, jisai jau nepriima Matricos, tiesiog reiškia jį. Ir kas tada atsitinka, įdomus dalykas, kad po to, kai atsijungi nuo viso šito, tada tu pradedi matyti, kaip visi kiti yra vis dar pajungti ir kaip visi kiti yra vis dar kontroliuojami tos sistemos. Tai gerai, gal tada kaip atsijungti? Papasakosim, taip. Apie energijos taupymą dar labai svarbus momentas. Čia kaip vyksta irgi materializacija mūsų tikrovės. Tai pavyzdžiui, jeigu paimti bet kokį reiškinį gamtoje, ar tai medis, ar gėlė, ar paukštis, ar upė, viskas visatoje vyksta harmoningai, darniai. Reiškiasi, niekur nėra švaistoma energija, be reikalo. Ten, pavyzdžiui, jeigu gėlė žydi, jinai tiesiog tik tai žydi ir viskas. Arba, pavyzdžiui, jeigu upė teka, jinai visą laiką imsis patį žemiausią tašką, kad jai nereikia lipti į kalną. Jinai nešvaisto energijos, tiesiog jinai taupoja. Tai gamtoje vyksta nuolatinis energijos taupimas. O žmogus, kadangi turi galimybę rinktis su savo protu ir galvojimu, jisai sukuria įtampą. O įtampa automatiškai reiškiasi švaistoma energija. Ir ten, kur yra energijos švaistymas, ten turi būti energijos švaistymo neutralizavimas. Reiškiasi, jeigu mes ugnį žiebiam, tai tada vis pila daugiau vandens. O tas pila daugiau vandens, tai mes ant grėblio lipam vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą, kol jau ta nosis visiškai sulaužyta ir tada galvom, gerai, gal biškį reikia nuimt gazą. Gal reikia tai kasuoti. Tai va, tą savo tikrovės pasikeitimą galima daryti dviem būdais, yra du variantai. Reiškia, aš susigalvoju, kad šitą tikrovę, kurioje aš esu, manęs jinai netenkina, aš noriu eiti kitą tikrovę, kur aš būsiu laimingas, turtingas, pasitikintis, nesvarbu, kas jums yra atrodo aktualu. Tai vienas variantas, kai aš užsibrėžiu tikslą, ir aš jį labai stipriai sureikšminu. Reiškiasi, aš jau iš karto padarau įtampą, vien tik tais, kad gauti to tikslo rezultatą. Reiškiasi, aš turėsiu, kad kas bebūtų, aš įlipsiu į tą kalną, aš užkopsiu į jį, aš ten su kokiom problemom besusidursiu, vis tiek aš tą kalną įlipsiu. Automatiškai visata mato, tu renkiesi eiti į savo tikslą su dideliais energijos ištekliais. Gerai, tai tada mes tau pridėsim ir šakų, ir pagalių, ir akmenų, ir ten galėsi ridentis nuo to kalno, bet vis tiek kažkada turbūt ir užlipsi. Kitas būdas yra, kai aš žinau, kad tai, ką aš pasirinkau, įvyks, bet jeigu tai neįvyks, aš dėl to visiškai nepergyvensiu. Reiškiasi, aš išsikeliu tikslą, bet jo nesureikšminu. Reiškiasi, aš žinau, kad tai bus, bet jeigu taip ir neatsitiks, aš, kaip sakyt, nagų nesigraušiu, išgyvensiu ir taip. Tada visata, atsidėkodama už tai, kad aš nešvaistau savo energijos, jinai man parodo, kaip apeiti kalną. Jinai mane veda pačiu lengviausiu
Reiškia, tu nešvaistai mano energijos, aš tau atsidėkoju, aš tau parodau lengviausią kelią. Ir tokiu būdu galima tada į tą savo tikrovę įeiti visiškai su nedidelėmis pastangomis. Bet šitoje vietoje reikia išmokti norėti, nenorint. Reiškia, noriu, bet jeigu taip ir neatsitiks, aš tiesiog žinau, kad taip atsitiks, bet jeigu ir neįvyks, aš dėl to nepergyvensiu. Tai yra du būdai. Na, čia galite rinktis ir tą, kuris jums atrodo lengvesnis. Taip, tai dabar komforto zona. Čia tokia yra praktikėlė atpažinti, kada jūs jaučiatės gerai ir kada jūs jaučiatės blogai. Tai čia tiesiog galima susirašyti ant popieriaus lapo visas būsenas, kada jūs jaučiatės gerai. Vat kas yra jūsų komforto zona? Kai aš esu sotus, kai aš esu šiltai, pavyzdžiui, kai aš esu linksmas, kai aš esu... ta prasme, kiekvienas turit savo kažkokią tai komforto zoną, kurioje jaučiatės gerai. Automatiškai visam tam priešprieša bus diskomfortas. Tai dabar kas atsitinka? Tarkim, aš susirašau savo komforto zonos visus reiškinius ir vat aš esu komforte. Vat šiandien man viskas gerai, aš laimingas, viskas čiki. Ir staiga kažkas atsitinka ir popieriaus lapas verčiasi į diskomfortą. Jeigu aš nesąmoningas, aš iš karto aklai neriu į tą visą diskomforto būseną ir ten blogai jaučiuosi, ten man skauda, man ten nepatogu, man ten nefaina, man liūdna ir taip toliau, bet aš ten galiu būti ir savaitę, ir mėnesį, ir kol ten, nežinau, viskas per kraštus pradeda žalėti. Tai jeigu jūs suvokėt savo komforto zoną, tada pirmas momentas, kai tik tais pajaučiat, kad lapas verčiasi į kitą pusę, iš karto rankinį traukite ir sustojate. Aha, okei, kas dabar atsitiko? Reiškia, aš tik buvau komforte, man viskas buvo gerai, o dabar kažkoks įvyko veiksnys, kažkoks tai kaip kibirkštis ir staiga man viskas pradėjo darytis blogai. Tai tik tais atpažinus tą momentą, kad jau jūs išeinat iš komforto zonos, iš karto stop, jūs atsitraukėte atgal ten 1-2 žingsnius ir tiesiog padarote 3 gilius įkvėpimus. Tiesiog, kiek įmanoma lėčiau ir kiek įmanoma giliau, tiesiog sulaikot kvėpavimą ir kaip įmanoma lėčiau. Ir tai padaro 3 kartus. Reiškia, kas tada įvyksta? Tas triggeris, ta kibirkštis, kuri tik įvyko ir kuri permetė jūs iš komforto į nekomfortą, čia jau yra plano pradžia. Reiškia, planas, kuris galiausiai iš jūsų išreikalaus labai didelio kiekio energijos. Jeigu jūs tuo momentu, kai tik tais atpažįstat, kad tas planas jau prasidėjo, kad reiškia, diskomforto zona prasidėjo, jūs sustojat, atsitraukėt, 3 kartus giliai įkvėpėt ir iškvėpėt, geriau net 6 kartus. Tai tada dar labiau viskas, nes kas tada įvyksta? Tas planas, jisai sudėliotas yra mikrosekundžių tikslumu, reiškia, ten jau numatytas jūsų elgesio modelis, reiškia, triggeris, reakcija, įtampa, šokas, pyktis, agresija, daužimas, avarija, viskas. Sėdė tada galvoju, kas čia ką atsitiko. Tai vat, kad taip neatsitiktų, jeigu jūs atsitraukėte tuo momentu, visas planas subyra. Tai reiškia, čia jau yra žingsnis į tą išėjimą iš atsijungimą nuo matricos, atsijungimą nuo to plano, kuris jau buvo jums numatytas. Ir taip vieną kartą atsijungsit, tada tie kūrėjai, šitie architektai matricos, jie kuria naują scenarijų. Aha, jisai šitam nepasidavė, reikia padaryti biškį griežtesnį, sudėtingesnį, kad pagrąžintumėm jį atgal ten, kur jisai buvo. Ir vėl po kiek laiko kūrimas planas. Jeigu jūs vėl sustojat tinkamu metu, vėl planas sugriūna. Tai atsakau, taip 3-4 kartus toksai stipresnis atsijungimas, nesurezonavimas su diskomforto zona, jūs praktiškai paleidžia. Jūs sistemą paleidžia ir tada jūs jau laisvai galite pradėti kurti savo tikrovę. Taip, išsivalymas nuo negatyvių minčių.
Tai iš pradžių reikia pažinti, kurios tos mintys yra geros, kurios blogos, na prasme, kurios, nu, atsakote, jeigu gėdai, nu, tai reiškia, ten šiukšlinėlis yra šioks. Tai pati mintis, jinai kadangi yra gyva energija, bet jinai nori, kad mes nežinotumėm, kad jinai yra atskira energija. Ir pavyzdžiui, jeigu į mintį kreipiesi tiesiogiai, nu pavyzdžiui, būna mintis tokia, nu tiesiog, kad įkyri kaip musė, jinai tiesiog lenda į galvą ir lenda ir pasakoja, o prisimeni ten, kaip tau jisai, ten, kaip jis ten padarė, kaip ten neatleis, ten, nu ta prasme, tokia įkyri mintis. Tai jeigu į mintį kreipiesi tiesiogiai kaip į gyvą organizmą, tiesiog, kad įsivaizduok, kad tai atskrido kažkoks tai fraktalas ir bando iš manęs išsiurbti energiją. Jeigu ją tiesiogiai kreipiesi, čia toks gaunasi kaip apnuoginimas tos minties. Jinai pamato, mane mato. Ir jinai iš karto pasišalina. Nes mato, kad aha, jisai sąmoningas, jisai mane atpažįsta. Ir kai tik tais jūs vėl užsiliuliuojat nuo buities, ten grįžtat, ten plaunat indus, darot valgyt, vėl atsipalaiduojat, vėl sąmonė nugrimsta, ta mintis iš karto grįžta. Aha, jūs nesąmoningas vėl. O atsimeni tada, kaip tau jisai, kaip jisai ten ta. Reiškia, ir vėl tada sakai, atstok. Kreipiesi į mintį kaip į kokį, nu nežinau, kaip į gyvą organizmą. Tiesiog jam pasakai tiesiogiai atstok. Ir čia jos yra, kaip sakyt, nu, joms tai labai nepatinka. Dar vienas iš variantų, jeigu įkyri labai mintis, tai tuo momentu, kai ta mintis bando į save įtraukti, galite tiesiog pasirinkti bet kokią raidę ir kartoti. Pavyzdžiui, Ir tuo momentu, kol jūs kartuojate raidę, jūsų dėmesys yra tik ties ta raide. Ir ta mintis, kuri bando prisijungti, jinai niekaip negali prisijungti dėl to, kad jūsų dėmesys yra kitur. Jūs sąmoningai nukreipiate dėmesį į savo pasirinktą objektą. Tai tą patį daro ir meditacija. Per meditaciją kas vyksta? Reiškia, aš atsisėdu. Meditacijos var galiu irgi pavyzdėlį tokį labai, nu, tokie, kaip sakyti, viena praktika, kuri yra labai efektyvi. Įsivaizduokit, kad galva tai yra namai su atvirom durim, o mintis tai yra svečiai. Ir dabar, kad jūs esat namų šeimininkas, jūs sėdit pas namuose ir ateina visos pulkas minčių, jie susėda, prisineša ten gert, valgyt, žodžiu, vakarėlis. Ir jie ten jau šneka, gydo viską, o jūs tiesiog sėdit, matot visas tas mintis, bet nei į vieną nekreipiat dėmesio. Tiesiog, kad iš stebėtojo pozicijos žiūrit į tą visą šiukšlyną, kuris atėjo pas jūs į namus. Ir sėdit ir žiūrit, okei, matau šitą mintis, šitą mintis. Nejaučiu nei pykčio joms, nei kažkokio tai liūdesio, tiesiog jas žiūriu. Jos bando mane užkalbinti, jos bando mane įtraukti į kažkokį tai scenarijų, į filmą, į kažkokį tai prisiminimus arba ateities arba praeities kūrybą, o aš tiesiog sėdžiu ir žiūriu juos. Tai įsivaizduokit, jeigu pas jūs ateitų tikrai svečiai, ne į namus, ir jūs su jais nebendrautumėt, kiek jie laiko išbūtų pas jūs namuose. Lygiai taip pat su mintimis. Jeigu į jas nekreipiate dėmesio, jos išeina, nes tuo momentu, kai, tarkim, jeigu aš nevedu pokalbio su mintim, aš nekalbu su savo, kaip sakot, pasąmonė, ar ten vidiniu aš, ar dar kažko, jeigu aš su juo nekalbu, tai jisai su manim irgi tada nekalba. Nes aš tiesiog neatsakau į tai, ką jisai man pasakoja. Ir tokiu būdu, jeigu šitas praktikas, tarkim, darote kasdien, kiekvieną rytą pradedat kartot, jeigu šito niekada nedarė, tai pradžioj tai gali atrodyti labai sudėtinga, nes išbūti toj tyloj, be dėmesio, be minčių, pradžioj yra, na, kiekvienam irgi pagal sugebėjimus, bet nėra taip lengva. Bet pradžioj gali užtekti pusę sekundės. Sekundę, 2 sekundės tiesiog pabūti nerezonuojant su pačia mintim. Reiškia, aš sėdžiu meditacijoje, taip, aš atsipalaiduoju, ir žiūriu. Ir laukiu, kokia ateis pirma pas mane į galvą mintis. Aš tiesiog sėdžiu ir laukiu. Jeigu aš sąmoningai laukiu, jos taip greitai neina. Jos tada, gerai, tu biškį atsipalaiduok, pakvėpuok, įsiliuliuok, tada mes pas tave ateisim. Ir aš sėdžiu 20 sekundžių, 30 sekundžių jau taip atsipalaiduoju, kvėpavimas.
Ir jau pabiški, jau žiūriu, jau aš einu į kažkokį filmą. Vėl tik tai stebiu, kas pirmas bus vėl dabar kalbėtojas, kokį vėl man siūlys variantą. Ir tokiu būdu per stebėjimą, vat to, viso to, kas vyksta, nerezonuojant su to, atsiranda tarpas tarp manęs ir tarp mano minčių. Reiškiasi, aš sugebu atsiskirti nuo to viso maratono, ten galvoju, besisukančio. Ir tokiu būdu nuo to atsitraukiu. Ir kada tas įvyksta, dėl ko ten, kur buvo nuotrauka, after meditation. Reiškiasi, before meditation energija yra per visas pusės jinai yra iššvaistoma. O medituojant, reiškiasi, aš dėmesį išlaikau savyje, aš susikoncentruoju į save, aš neinu nei į praeitį, nei į ateitį, bet būnu šitame momente, vat būtent šitame momente viskas. Šitas momentas tai yra viskas tik tais, kas ir yra. Visa kita yra iliuzija. Nes jeigu kalbant apie praeitį, jinai jau praėjo viskas, jau jos nėra, jinai neegzistuoja. Lygiai taip pat, jeigu kalbant apie ateitį, jinai dar neįvykus, jos irgi nėra. Ir tas yra iliuzija. Reiškia, mes nuolatos gyvename iliuzijoje. O tikrasis momentas, tikrasis aš, tikrasis tas popieriaus lapas baltas, kuris prasidėjo pilve mamos, tai yra va šitas momentas. Ir viskas. Ir nieko daugiau nėra. Mes esame nuolatos klaidinami po šitą proto labirintą, siuntinėjant į mus pirmyn ir atgal, kad mes ištransliuotumėm iš savęs kaip įmanoma daugiau energijos. Šiaip vienas dar irgi iš praktikų, kaip keisti savo tikrovę, kaip pasirinkti naują tikrovę, kurią norite papulti, tai yra naujų tikslų išsikėlimas, aš jau ten prieš tai kalbėjau, kad galima susirašyti, kokios tikrovės jūs norite, ne į kokią jūs norite patekti. Ir kai jūs rašote, išsakote garsu ir stipriai to panorite. Tuo momentu, stipriai panorėjau ir visiškai paleidau ir užmiršau. Reiškia, to savo ketinimo aš jį suformavau, reiškia, tuo momentu, ką aš padarau. Aš sukuriu naują energijos vienetą, reiškia, savo naują, kaip sakyti, naują agregoriuką, galima sakyti, susikuriu sąmoningai. Ir tik tais jį sukūriau, juo patikėjau, kad jisai bus ir iš karto jį paleidžiu. Ir viskas. Jisai, kaip naujas energijos vienetas, jisai pradeda kurti mano tikrovę. Jis pradeda ją materializuoti dėl to, kad tai yra mano nuoširdus noras. Kol aš to neprašau, niekas nieko nedaro. Bet kai jau aš sukuriu ketinimą, kad noriu, kad tai įvyktų, tai pradeda materializuotis. Yra dar tokia viena praktika, kaip pavyzdžiui susigrąžinti prarastą energiją. Tai galima netgi pabandyti. Pavyzdžiui, jeigu prisimintumėt kažkokį labai stiprų įvykį jūsų gyvenime, kuris iš jūsų atėmė labai daug energijos. O dabar tiesiog prisiminkite tą įvykį, užsimerkite ir per kokią minutę taip jį pabandykite pragyventi per naują. Ta įvykį, kuris jums sukėlė gyvenime labai didelį skausmą ir kurio dar po šiai dienai jūs nepaleidęs. Manau, kad turi tokių. Ir tiesiog pabandykite užsimerkti ir taip vaizduotėje savo, prasukite tą scenarijų dar kartą. Po truputį sugrįžtam. Nefainas, neprisiminimas. Nefaina buvo. O jūs neturit blogų, kad neturit kažkokių trumpas? Trumpas labai? Supratau. Momentinis, gerai, supratau.
Dabar sekantis žingsnis yra taip, kad nesimaišyti. Sekantis žingsnis, dabar tą pačią istoriją, kuri atėmė iš jūsų daug energijos, jūs savo vaizduotėje jai sukūrėte visiškai kitokią pabaigą. Pabaigą, kurioje viskas įvyksta taip, kaip jūs norėtumėte. Ta prasme, jinai išsisprendžia pagal jūsų, kaip jums atrodo teisingiausias sprendimas toje situacijoje. Tai savo vaizduotėje irgi per tą pačią minutę einat per tą istoriją iki to kritinio taško, kur jau prasideda, kaip sakyti, tas lūžis, to lūžio neatliekat ir ją užbaigėt visiškai sklandžiai savo vaizduotį. Pabandykite dabar per minutėlę sukurti naują istorijai pabaigą. Greitai. Gerai. Tai kiekvienas pabandykit sukurti naują scenarijų. Gerai, scenarijus jau turbūt sukurtas. Tai dabar trečias baigiamasis pratimas. Vėl prasideda istorija taip, kaip prasidėjo iki to taško, nuo kurio jūs jau pradėjote, sukūrėte naują scenarijų. Tai žodžiu, einate iki to taško, kur jau keičiasi scenarijus ir tuo momentu, ką jūs padarot, jūs giliai įkvėpėte ir mintyse savo pasakot, aš susigrąžinu savo visą energiją, kurios netekau per šią istoriją. Reiškia, aš sąmoningai susigrąžinu viską, ko netekau, nes tai man priklauso pagal visas mano teisės. Ir užbaigėt istoriją su happy endu. Reiškia, perprogramuojat savo vaizduotėje tai, kas įvykę jums skausmingo, jūs perprogramuojat ir netgi susigrąžinat dar visą tai, ko netekot. Tiesiog giliai įkvėpėt tuo momentu ir užbaigėte su gražia pabaiga istorija. Gerą pabaigą sukūrė. Tai taip galima perprogramuoti visą savo praeitį. Reiškia, visas problemas, kurias iki šiol, tarkim, nešatės, jūs galite perprogramuoti ir pasidaryti. Ir kai kitą kartą galvosite apie tą situaciją, tik viskas ten gerai baigėsi. Taip, labai dar kas irgi yra naudinga gyvenime, tai yra kūrybinis darbas. Nes per kūrybą mes realiai atsiskleidžiam. Tarkim, jeigu mes veikiam, jeigu mes dirbam kažkokį tai mums neįdomų darbą, mes einam, turim kažkokias veiklas, kurios mums neteikia jokio malonumo, mes negalim savęs atverti, mes negalim savęs realizuoti. O būtent per kūrybą, galima sakyti, išsilaisvino tas tikrasis aš, tai ta tikroji mūsų prigimtis. Tai jeigu neturit jokių veiklų, rekomenduoju pasiieškoti tiesiog, kas atrodo, kur atrodo, tą darant aš jausčiau malonumą. Tai tenais reikia ir lysti. Reikia ten rasti laiko ir daryti tai ir tada labai prasideda dideli irgi procesai, pokyčiai ir taip toliau. Savanorystė labai irgi yra stiprus dalykas, kai jūs darote kažką tai be noro gauti atgal. Čia visata iš karto mato jūsų indėlį, kad jūs ne iš savanaudiškų paskatų duodate, be noro gauti, už tai yra labai smarkiai atsidėkojama. Čia aš jau kalbu ir iš savo praktikos, tai tikrai žinokit, savanorystė nesvarbu kokia, kad ir močiutę pravesti per gatvę su tašėm, tai jau yra savanorystė. Tiesiog nesavanaudiški darbai, padėti kažkam tai kitam yra labai didelė grįžtamoji jėga. Apie meditaciją jau kalbėjau.
Kvėpavimas realiai, vat irgi, kas atsitinka, kai ištinka ta stresinė situacija. Širdis pradeda greičiau plakti, mūsų kvėpavimas sulėtėja ir sugreitėja, reiškia, mes pradedam greitai kvėpuoti, bet trumpai. Tai reiškia, pasikeitus mūsų būsenai, pasikeičia ir mūsų kvėpavimas. Tai jeigu mes pajaučiam, kad būsena keičiasi ir sąmoningai keičiam kvėpavimą, ką aš ir sakiau, tarkim, lėtai įkvėpiam, iškvėpiam vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą, automatiškai pasikeičia ir pati situacija. Nes kad jinai veiktų taip, kaip jie suplanavę, tie visi architektai, jiems reikia, kad mes ir reaguotumėm pagal jų planą, o jeigu mes pradedam kvėpuoti giliai, viskas, tai jau nėra jų plano dalis, jie to numatyti negali, nes mes tai jau darom tada sąmoningai. Ir tada nuo tokiu būdu mes atsitraukiam nuo tos situacijos. Maistas, organizmo valymas, tai irgi yra dalis astralinių parazitų įtakos. Pavyzdžiui, visas maistas kenksmingas, kuris mus žaloja, cukrus, ten kava, visi šitie dalykai. Mintis, tarkim, kaip aš irgi, aišku, žinau, kaip sakyti, aš pats turiu tų ydų ir su jomis kovoju, ir žinau, kaip tai yra, kaip sakyti, sunku, bet kad prie mūsų galėtų lengvai prisijungti, mūsų kūnas turi būti užnuodytas. Kaip įmanoma labiau, kuo labiau mes užtoksikavę savo kūną įvairiais ten preparatais, cukrum, gėrimais, ten visokiais energetiniais, mėsa, žodžiu, visas tai, kas yra nuodinga, tai yra, kaip sakyt, papildomos skylės mūsų šitam apsauginiam sluoksnyje, per kurias prie mūsų labai lengvai prisijungia ir tada nusiurbinėja tą energiją. Tai jeigu mes pradedam medituoti, mes pradedam sportuoti, mes pradedam užsiiminėti jogą, kvėpavimo pratimais, valyti kūną, maistą keičiam, automatiškai mūsų šitas visas apsauginis šarvas, jisai auga, jisai stiprėja. Ir kuo toliau prie mūsų vis sunkiau tampa prisijungti tam astraliniam parazitui, kuris tiesiog nori nusiurbti iš mūsų energijos. Mes paskui juos atpažįstame labai lengvai. Prasme, aš bent jau asmeniškai, aš jaučiu iš karto, kai tik tais ateina pas mane kažkas tai ir prašo kažkokio tai pagalvok apie tą, tai tiesiog ten eiju juos lauk ir jau iš manęs tos energijos taip lengvai nepaima. Aišku, čia, kaip sakyti, ne per mėnesį išmokau, tai yra ilgas darbas. Bet jeigu norite susitvarkyti savo mintis, savo emocijas, tai reikia tada daryti kažkokius tai pokyčius gyvenime. Galima netgi transformuoti mintį, dar vienas variantas yra, ateina mintis, tai čia tos praktikos, ką darėm, sutrumpintas variantas. Tai reiškia, ateina mintis ir man jinai pasakoja, oi, koks blogas oras, oi, kaip negerai, kaip dabar čia bus šalta. Jie iš karto transformuoti kažkokį pozityvą. O, lyja, palaistys gėlės, palaistys žolę, atsigaus gamta, nuplos dulkės. Ta prasme, transformacija. Vienos minties negatyvios transformavimas į pozityvę. Ir vėl tada ta pati situacija, ją galima žiūrėti iš dviejų perspektyvų. Susikuriu happy endą, tai pačiai minčiai. Dar yra labai svarbus dalykas pašalinimas melo iš minčių ir iš kalbos. Reiškia, ne tik tais, kad aš nustoju meluoti aplinkiniams, bet aš nustoju meluoti savo. Nes jeigu aš meluoju savo, tai čia ir dar žymiai blogiau negu meluoti kitam. Nes jeigu aš pasakau, kad aš padarysiu ir nepadarau, reiškia, aš meluoju savo. Ir visata automatiškai irgi atsižvelgia, aha, tu čia sakai vieną, darai kitą, tai mes tau ir duosim tiek, kiek tu nusipelnęs. Tai žodžiu, melą iš minčių ir iš kalbos siūlau pašalinti. Ir priimti atsakomybę už visus savo veiksmus, nekaltinant savęs, o tuo labiau kitų. Reiškia, visa tai, kas vyksta mūsų gyvenime, visos situacijos, visa tai, kas vyksta, tai yra tik tais mūsų pačių atsakomybė. Ir jeigu mes prisimam atsakomybę už viso tą, kas vyksta mūsų gyvenime, tai reiškia, mes priimam šitą tikrovę kaip mokytoją. Visa tai, kas vyksta, tai yra mūsų auklėjimas. Šita planeta, šita tikrovė, tai yra mokykla.
Tik tais tie vieni neina į pamokas, arba bėga iš pamokų, arba... Nu, bet esmė, kad vis tiek mes tą mokyklą turėsim praeiti. Nes mes čia esam tam, kad išmokti, kad suvokti visos šitos matricos iliuziją, kad šitas gyvenimas yra irgi tik tais iliuzija ir visi prisirišimai, visi priekaištai kitiems, tai yra tik tais mūsų tik tais proto ego sukurta iliuzija. Viso to realiai nėra. Esam tik tais tas tuščias popieriaus lapas, ta sielelė įkalinta į šitą kūną ir galvojanti, kad aš esu Justinas, aš esu tie visi blogi, tie neteisūs, šitus uždaryt, šitus, čia tiesiog Facebook'e atsidaryt bet kurį postą ir visi linčiuoja galą prie kryžiaus vieni kitus. O kad patys į save pasižiūrėtų. Tai žodžiu, gyvenimas yra mokykla. Ir arba mes priimam jo pamokas, arba nepriimam. Jeigu ištiko man, pavyzdžiui, kažkokia tai kritinė situacija, kažkoks tai, tas išėjimas iš komforto zonos į nekomfortą. Kažkas atsitiko. Aš iš karto jungiu analizę, ką visata man norėjo šitų veiksmų parodyti. Aš prasuku ten dieną, dvi atgal, aš iš karto randu priežastį. Aš mintyse pykau ten ant mamos, nes jinai ten man liepė padaryti, ko nenorėjau. Iš karto tada aš sutinku gatvėje žmogų, kuris mane, pavyzdžiui, apreikė. Ir jeigu mane kažkas apreikė visiškai, netikėtai, aš iš karto grįžtu, aš tik prieš dieną pykau ant mamos. Mama, atsiprašau, kad pykau, viskas, pamoka išmokta ir daugiau aš to pikto žmogaus nesutiksiu. Jeigu aš vėl sutinku piktą žmogų, vėl aš grįžtu atgal, su tėvu buvo konfliktas. Tėti, atsiprašau, ačiū visatą už pamoką, einam toliau. Reiškia, kiekvienas įvykis, kuris atsitinka mūsų gyvenime, mes jį turim priimti kaip mokytoją. Tai yra mokytas. Kiekvienas žmogus, situacija, tai yra mokykla. Jeigu priimam, įsisavinam pamoką, viskas. Ta daugiau pamoka pas mus neteina. Lygiai taip pat kaip ir mokykloje. Jeigu kontrolinį parašėm, teigiamą balą gavom, viskas. Einam toliau. Bet jeigu mes grįžtam, ta prasme mes įsisavinam pamoką ir po kiek laiko mes vėl tą pamoką kartuojam klaidingai, ta prasme nepriimam jos, praignoruosiu. Tada jau bausmė griežtėja. Reiškia, pirmą kartą buvo tik grėblys, dabar bus ir grėblys ir sulaužyta ranka, pavyzdžiui, arba koja. Ir jeigu aš vėl pykstu ant aplinkybių, čia man užkišo mašiną, čia man jisai padarė, prasme, nepriimu situacijos kaip mokytojo, reiškia, pamokos aš ignoruoju ją, aš jos nepriimu. Pirštai įsipjovė pamoka, trenkė kažkas į kaktą pamoka, apšaukė kažkas darbe pamoka. Viskas yra tik tais pamokos. Ir jeigu mes pradedam tas pamokas priimti, mes tada pradedam mokytis. Tai tiek, ačiū už dėmesį. Ar turit klausimų? Gerai, kaip vienas žmogus, aš galvoju, tai labai lengva tiem išminčiam kur nors kalnuose, trobelėje, kai neturi šolinio. Dėl to jie ir išeina. Taip, jie skuba išeina, bet mes gyvenam sociume. Ir kiekvieną dieną, taip nuo pat skambučio ir tada stresas ir viską reikia tam stresą. Taip. Kaip darbą išlaikyti? Bet visada galima pakeisti darbą. Čia ir yra tas esmė. Ar save pakeisti? Arba galima pakeisti požiūrį tą pačią situaciją. Ta prasme, įvyksta konfliktas ir sakau, galima reaguoti dvejopai. Arba nes pavyzdžiui, kaip vyksta, tarkim, jeigu žmogus visą laiką yra piktas, visą laiką yra negatyvus, reiškia, jo ego yra pilnai, kaip sakyčiau, kūną okupavęs. Reiškia, tas žmogus, jisai net, pavyzdžiui, seni žmonės, jie tiesiog eina bumbus. Ta prasme, jau tiesiog jo gyvenimas yra bumbėjimas. Netgi praktiškai stuburas yra išraiška visų problemų. Pavyzdžiui, eina kuri močiutė, taip, tiesiog jinai eina. Jinai neša didžiulę neštą. Čia yra didžiulė našta. Ir kadangi jinai tos naštos nepaleidžia, ta našta riečia. Kad, pavyzdžiui, tas energijos nusiurbimas būtų kryptingas, stuburas turi būti sulaužytas. Reiškia, per mūsų stuburą eina energija iš Žemės į kosmosą, jinai nuolatos, kaip sakyti, mes esam baterija, mes esam laidininkas.
Ir kad ta energija nepraeitų, stuburas turi būti kreivas. Tai reiškia, aplinkybės mus, ar sėdėjimas, ar dengulėjimas, ar dar kažkaip, mus arba vienaip, arba kitaip pradeda riesti. Tų stuburo išsikreipimų formų yra begalė. Ten kažkuris lankstelis užsilaužė ir ten jau energija neprateka, jinai jau gaunasi nusiurbinėjama, ta energija jau nueina kitam šaltiniui. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, darom jogos pratimus, asanas visokias, ką mes darom, mes visaip stuburą į visas pusės išlankstom, išmankštinam ir tada energija pradeda tekėti lengvai. Va dėl ko, pavyzdžiui, po jogos toks būna ir energijos antplūdis kažkoks ir gerai jaučiuosi, nes kas atsitiko, jūs tiesiog išvalėt savo kanalą. Bet tik tais praeina diena, vėl stuburas riečiasi, vėl kupra atsiranda, vėl energija neprateka, vėl emocijos nusirbinėja ir vėl aš grįžtu namo be jėgų ir tik tais grįžčiau į lovą, dar biškį pažiūriu teliko, dar ten praplaunu smegenis. Televizorių išvis rekomenduoju išmesti į šiukšliadėžę. Tai yra pats didžiausias, kaip sakyt, gerai, televizoriaus gal nereikia išmesti, bet kabelinę, tai bent jau atsijungti. Nes ten yra akivaizdus pavyzdys, kaip žmogui galima į galvą primesti įvairiausių šiukšlių. Įvairiausių. Nuo to, ką pirkti, nuo to, kur važiuoti, nuo to, kaip gyventi, nuo to, kas yra gražus, kas yra negražus. Ir visą tai, jeigu mes tai žiūrim, mes visą tai priimam į savo tikrovę ir automatiškai mes tada tampam negražus, nelaimingi, neturtingi, ne visokie kitokie. Dėl to, kad mes matom pavyzdį, iliuziją kažkokio kito sukurto žmogaus, kad va tas tai laimingas, va tas, kur turi šaibų ten belenkiek, tai va jisai tai yra laimingas. O ką aš, su ubagė važinėju savo. Tai va, tai tiesiog yra programos, kurios yra suinstaliuotos mums į galvas ir kurias galima lygiai taip pat išinstaliuoti. Kaip į telefoną parsisiunčiat aplikaciją ir ją ištrinat, lygiai taip pat visas problemas, kuris yra jūsų galvoje, jas galima ištrinti ir pašalinti. Kaip jaučiatės? Gerai, tikrai. Kaip jūs jaučiatės? Ką sako jūsų ego apie šį seminarą? Jam irgi šalta. Ką sako? Irgi šalta. Šalta? Tai aišku, jūs galite netikėti vienu žodžiu, ką aš čia sakiau. Ta prasme, čia yra tiesiog mano supratimas ir jisai yra remtasis tam tikrais, kaip sakyt, tam tikrom praktikom ir patirtim. Tai čia to galima tikėti, galima netikėti. Aš tai, kaip sakyti, esu praktikas. Aš tiesiog viską įimu praktiškai. Tai gali būti visiškai didžiausia fantastika, bet jeigu aš pabandau ir tai veikia, kad per didžiausią fantastikos prizmę, jeigu tai veikia, aš tada priimu tai kaip tikrai. Tai kol nepabandysit patys, nesužinosit. Susimąstėm. Šiaip sakau, šitos temos žodžiai, ten visi tą patį egregorą, jeigu paguglinsi, pilna jau internete informacijos, jau čia tikrai jau anksčiau tai buvo slaptos žinios, dabar jau jos yra prieinamos praktiškai visiems. Sakau, apie tai ir filmus jau kūrė ir tai čia ne raketų mokslas, tai yra tikra. O to informacija jūs yra kažkur internete, nežinau, skaidrės, video, sakykime, praktikos, galima rasti ar ne? Ne, kol kas tik tais čia. Tai jeigu kažkokio norėsit, man parašyk asmeniškai žinutę ir aš tau papasakosiu. Kas vyksta galvoje, pasidalinkit, man įdomu. Kas ten dedasi? Mes tai pavyzdžiui, su Monika prieš tai buvom susitikę ir skundėmės pasakojom, kas čia daro su tom mintim mūsų ir mes labai dažnai su Monika panašiai jaučiamės. Labai artimas vienas kitas.
Ir dabar, kai viską, ką pasakojai, tai vis, aš pasižiūriu Moniką, Monika į mane ir nu, atpažįsti, ta prasme, viską savo gyvenime, ką tu sakėjai. Tai tiesiog atpažįsti tai. Aš irgi sugretinu, Jo, tam tikras tu situacijas. pasakoji, aš jau įsivaizduoju tą situaciją, kuri tenai buvo. Momentu. Ir mes nežinojom, ką daryti. Nu, O dabar tai jau... Bet dabar mes žinom, mes Jo. esame. Man tik išėjo patvirtinimas. Irgi parazitų daug. Bet pripažinimas jau pirmas žingsnis. Ja, pripažinimas, kad tiesiog grįžt prie tos minties, kad nei vienos minties jūsų galvoje nėra jūsų nei vienos. Ir tada stebi, kurios Kurio šalnyga, atsiprašau, būtent? tantra aukščiausias suvokimas. O tai knyga logikos galia, aš labai neatsimenu autoriaus lietuvis yra Driukas, man atrodo. Pasąmonės galia. Ne, logikos galia. Ai, neskaičiau aš. Nu jo, jisai pratyrinės ten irgi giliai. Tai šiaip, mes su juo kaip kalbėjom, aš pas jį irgi dariau šitą seminarą, tai ten realiai mes visiškai taip pat matom ir suprantam. Jo, nes per tik tyrinėjimas atrodo tai panašu. Jo, tai driukas irgi giliai, jisai ten neįklimpęs, bet jau iškapstas giliai. Bet jis irgi sakė, kad šitos žinios yra, ta prasme, suvokti tai yra sunku, nes šitą informaciją suvokti gali, prasme kaip, čia vėl kita tema, bet siela yra skirtingos brandos, nes aš esu įsitikinęs, kad siela jinai reinkarnuojasi, kad, ta prasme, man tai čia iš vis jau net nėra jokio net abejonės šitoje vietoje. Tai galima netgi pilnai pamatyti pagal skirtingus žmonės, kaip, pavyzdžiui, netgi kaip galima nusistatyti savo sielos brandą, tai tiesiog galima užduoti paprastą klausimą savo, kokias patirtis aš noriu patirti. Jeigu mano noras yra šeima, vaikai, buitis, ten pinigai, tai reiškia, dar aš esu jauna siela ir man reikia dar praeiti šitas paprastas žemiškas patirtis. Bet jeigu jau užduodus šitą klausimą, atsakymai yra tokie, kad nori gilintis į save, nori pažinti save, nori pažinti visatą, nori pažinti absoliutą ir taip toliau, vadinasi, jau siela jau yra šiek tiek brandesnė, jau jai tie žemiški paprasti dalykai yra neįdomus, nes jinai jau tai patyrus. Nes realiai šita tikrovė ir yra siela, žodžiu, siela pradeda kelionę šito tikrovėje iš vis nuo pačių paprasčiausių, ten vandens lašo, grumsto, krūmo, žolės, kažkokio moliusko, roplio, gyvūno. Realiai siela turi praeiti viską, visą augmeniją, visą gyvūniją ir tik tais tada siela gali reinkarnuotis į žmogų. O kad galėtų siela iš gyvūno reinkarnuotis į žmogų, tokia siela turi patirti žmogišką meilę. Nes, pavyzdžiui, gyvūnas gyvūnui meilės negali suteikti, ten viskas yra instinktų lygmeny. Bet tie gyvūnai, kurie gyvena tarp žmonių, šunys, katės, arkliai, karvės, jie patiria žmogišką meilę. Tai yra, jų siela yra nauja patirtis. Ir jau tokia siela, jau jinai gali reinkarnuotis į žmogų. Bet kai jinai tik tais pradeda žmogaus kelionę, pas ją yra, kaip sakyt, iš gyvulio perėjus tik į žmogų, tai bus labai dar tokia, grubi, kaip sakyt, bus labai stiprus gyvulinis instinktas, jinai gali būti toks žmogus, gali būti gaujos lyderis, kažkoks vadas arba kažkoks žudikas. Jam dar visiškai, ta prasme, jo siela dar visiškai nauja, jis dar nemoka būti žmogumi. Ir paskiau per daugybę reinkarnacijų jis turi praeiti visas patirtis, kurias jis galima patirti šitą tikrovę. Tai skurdas, turtas, vyras, moteris, žydas, čigonas. Žodžiu, realiai mes turim praeiti viską, kad iš šitos tikrovės ištrūkti. Mes turime patirti joje viską. Ir būtent žemėje? Būtent žemėje. Čia yra vienintelė vieta, kurioje mes neatsimenam, kas mes iš tikrųjų esame.
Yra dabar daugybė visokių regresinių šitų hipnozių, kur galima nukeliauti į praeitus gyvenimus ir asmeniškai pasižiūrėti, kas buvo praeituose gyvenimuose. Čia visiškai jau paprastas, ten per 3 valandas galima įvesti į būseną ir galite pasižiūrėti, kas buvo. Knyga yra neblogai. Knygų daug jau labai yra. Šiaip labai įdomiai apie šitą dalyką yra aprašius Dolores Cannon. Jinai prieš porą metų mirė, bet